deputate. Sveiki, Gruodį. Ką čia išdarinėjate? Nu, negi nematote, pavasaris, mankštinuosi. O kam ta gelbėjimosi liemenė? Juk dar plaukėte tai per anksti. Ne tame esmė. Mūsų rajonas juk skęstas skolose. Žinau. Taip, tai aš ir ėmiausi tokių priemonių, kad nepaskęsčiau. Ai, bet tai ką jūs galvojate, deputate, kad tos priemonės išgelbės mus nuo skolų? Aišku, kad neišgelbės, aišku, bet niekas negalės man, deputatui, pasakyti, kad aš, būdamas deputatu, nesijėmiau jokių priemonių. Ha! Bet kiek žinau, deputate, jūsų mėgstamiausia sporto šaka buvo šaudymas iš lanko. Taip, būtent, kad aš ir dabar visi pripažįsta, geriausiai šaudau į lankas. Juhu! Ai! Jūs kultivuojat bušido. Čiagi japoniška sporto šaka, deputate. Jūs neteisus, Gruodį. Čia ne japoniška, bet grinai amerikietiška prezidentų sporto šaka. Reikia sakyti ne bušido, bet buš-i-do. Stokit. O kam jums tai? O kam jums tai? Juk Bušas, dabartinis Amerikos prezidentas rinkimuose naudojo būtent kovą be taisyklių. O man kam tai? Tai blogas tas deputatas, kuris nesvajoja kažkada tapti prezidentu. O kokią dar sporto šaką mėgstate? Labai mėgstu aš, Gruodį, šitos prispaudimus, va. Tai gal teisingiau būtų atsispaudimus? Ką jūs? Atsispaudimai man yra per sunku. O va, ką nors prispausti, paterorizuoti, kitas reikalas. O ką dar kultivuojate? Nu ką jūs čia kalbat? Kultivuojate kažkoks kultivatorius. Ar žemės ūkio padargas? Ką jūs šnekat čia nesąmonės? Gink dieve, deputate, aš net minties tokios neturėjau. Jūsgi pats praeitą kartą mums sakėte, kad dėl mūsų rinkėjų jūs arėte nuo ryto iki vakaro. Bet to aš jūsų plūgų tai nepavadinau. O sakykit, deputate, kokia sporto šaka jūsų partijoje populiari? Pas mus, Jonaitį, populiariausia estafetė. 4 po 100 ant greičio ir be užkandos. Supratau, juokelis geras. O kam šitas, deputate? Ai, smulkmena. Čia estafetės lazdelė. Tai čia kilimam dulkinti? Ne, paskirtis visai kita. Mes perdedam iš valdžios į valdžią. Taip sakant, kad būtų kuom Lietuva. Supratau. Tik tai, baikit. O sakykit, deputate, dar ko nors domitės, ką? Nu kaip, va, kai bus nebedaug laiko iki naujų rinkimų, norėčiau pradėti kultivuoti šitą orientacinį sportą, kaip tas rinkėjų medžioklė. Tai gal lapių medžioklė? Lapių, nu va, kad aš laiku susiorientuočiau, į kurią pusę man pasiduoti, ar į kairę, ar į dešinę, ar varyti tiesiai per centrą. Štai. Nu kaipgi jūs šitaip, deputate? Tai jūs turit būti ištikimas, jūs turit savo partijos programą ir negalit blaškytis tai į kairę, tai į dešinę, tai į kairę, tai į dešinę. Apie kokią programą jūs šnekate, Gruodį? Šiame sporte kiekvienoms varžybom išduodamas naujas žemėlapis. Tai yra nauja programa. Tai jūs, deputate, kaip supratau, esate tikras sporto aistruolis, taip? Žinoma. O sakykit, kokį nors atskirį turit, pavyzdžiui, pirmas ar antras? Žinot, Gruodį, aš labiausiai norėčiau tapti kandidatu. Į sporto meistrus? Į kokius sporto meistrus. Kandidatu į Seimo narius. Pasilenkit, padėsit pasiteniruoti. Pirmin. Kas pirmin? Važiuojam. Deputate!